Labą dieną, mėlyjeji. Labai džiugu sveikinti su jumis ir toliau pratęsti mūsų prasmingas veiklas ir pristatyti mūsų ilgai brandintą naują projektą, kurį pavadinome Kurkime laimingos šeimos istoriją. Šio projekto rėmuose filmuosime įvairius interviu, dalinsimės įžvalgomis, tai nebus paskaitos, tai nebus seminarai, tai bus prasmingi pašnekesiai, kurie prisidės prie visuomenės švietimo pozityvios tėvystės tema. O tėčiams, mamoms, mokytojams padėsime stiprinti pasitikėjimą savim, atpažinti savo emocijas bei nukreipti mąstymą pozityvia linkme, kas tikimės sustiprins jūsų tarpusavio ryšius su vaikais. Ir mūsų pašnekesių metu rasite atsakymus į šiai dienai kylančius vaikų auklėjimo klausimus. Interviu, diskusijos bus talpinami mūsų YouTube kanale Vaikų ugdymas. Šis kanalas jau turi savo istoriją, kai kurie gal jau ir peržiūrėjote kai kurias paskaitas, kurias mes rašėme ar pradėjome rašinėti dar karantino laikmečiu. Ir tikriausiai ne viena šeima radote savo atsakymus ir tikiuosi, kad prisidėjome prie jūsų vidinio stuburo stiprinimo ir įgijote daugiau pasitikėjimo, auklėdami savo vaikus ir kurdami, kas yra svarbiausia, ramybę namuose, tiek savo viduje, tiek tarpusavio santykiuose. Šiek tiek apie bendrą kontekstą, kodėl mums gimė ta idėja. Tai gana ilgai brandinta mintis, kadangi tenka teikti nemažai individualių konsultacijų, vedu grupinius užsiėmimus, bendrauju su pedagogais ir puikiai matau, su kokiais iššūkiais susiduria šių dienų vaikai, šių dienų tėvai ir supratau, kad mes visi vieni su kitais esame labai susiję. Ir kad vieni kitiem reikia mokėti suteikti pagalbą, ištiesti pagalbos ranką, pasakyti gerą žodį, palaikantį žodį, bet kartais tai padaryti būna labai sunku. Nors tiek mokytojai, tiek tėvai sakom, kad mes mylim vaikus, mes gerbiam jų nuomonę, mes neslopinam jų pasitikėjimo savimi, bet jeigu taip pasigilinsime giliau ir paanalizuosime savo žodžius, veiksmus ir iškelsime klausimą, o kaipgi mūsų vaikai jaučiasi tada, kai po sunkios darbo dienos mes grįžtame iš darbo ir vaikai yra tarsi tėvų nuosavybė ir net nesusimąstome, kaip greitai pakyla balso tonas, nors darbe su savo bendradarbiais mes nenorėdami sugriauti savo įvaizdžio, bendraujame su jais mandagiai, nekeliame balso tono, o su savo pačiais artimiausiais dažnai girdžiu tėvai sako, mesgi namuose atsipalaiduojame ir nesusimąstom, kaip šalia mūsų jaučiasi tas mažasis žmogus šeimoje, tas vaikas. Ir paskui mes su didelė nuostaba sakom, kaip čia taip atsitinka, kad jis taiga darželyje, mokykloje mušasi, elgiasi agresyviai. Ir iš kur visa tai? Nors mes dedam visas pastangas, sunkiai dirbam, kad išlaikytume šeimą, atlaikom įvairiausius darbe kylančius iššūkius ir viskas tam, kad sukurtumėm gerovę šeimoje. Bet kas įvyksta, kai sako vaikam pasiūlai veiklas, niekas jiem neįdomu, niekas jiem nepatinka ir turim nuolatinį konfliktą. Tai jeigu pagalvotumėm, dažni tokie įvairūs pavyzdžiai, kuriuos mes aptarsim ir analizuosim iš tėčių ir mamų lūpų, kurie skamba, pavyzdžiui, darželinukas, kai mama ar tėtis ateina jo pasimti iš darželio. Mama kartu kalbasi su mokytoja, ir mokytoja pirmiausia išrėžia tuos rūpesčius, su kuriais teko vaikui susidurti grupėje. Ir kol mama klauso mokytojos pagarbiai, rodo pagarbą vyresniam, vaikas šalia stovėdamas mama tempia visaip kaip, kad tik mama eitų iš grupės, bet mama
gražiai sako, palauk, aš noriu išklausyti mokytojos ir klausosi visą tą tiradą, kurią mokytoja informacijos perduoda apie vaiko nesėkmes. Ir mes, būdami suaugę, dažnai net nesusimastome, kodėl tas vaikas taip elgėsi, kodėl tempia mamą, o gal jam yra labai sunku išbūti toj situacijai, gal jis ir nori, kad ta mama negirdėtų tų žodžių, kuriuos pasakoja mokytoja. Ir jeigu mes iš tikrųjų tokiose situacijose gerbiam vaiką, tai tikriausiai ir turėtumėm nusileisti iki vaiko akių lygio ir pasakyti, tau sunku išgirsti, tau sunku išklausyti, tu dabar nenori, kad mokytoja perduotų tos informacijos apie tai, kas šiandien įvyko. Tai jeigu tai yra 5-metis, 6-metis vaikas, kuris kalba, tai aš girdžiu, matau, tai tada mokytoja mes visus tuos dalykus, kurie šiandien įvyko, aptarsim kartu su sūnum ar dukra namuose. Va čia yra pagarba vaikui, pagarba vaiko jausmam, bet kiekvienas gali permastyti, ar tikrai visada mes tokiose situacijose pasinaudojam tuo požiūriu, ar kaip visiems deklaruojam, kad mes mylim savo vaikus, kad mes juos gerbiam, bet kasdieninėse situacijose net nepagalvojam ir neparodom pagarbos vaiko jausmam. Nes kažkaip vaikas atrodo mažas, aš turiu sužinoti, ką sako mokytoja. Bet nepamirškim, kaip tai gali paveikti vaiką ir gal ta įtampa, kuri jam kyla viduje, kitą dieną, kad jis susikurtų ramybę viduje, jis gali visus vaikus mušti, būti piktas, spirti, dar įvairiai netinkamai elgtis. Ir sakysim, kas su juo darosi? O kad mes patys esam to priežastis, net nepagalvojam. Bet dalis tėvų yra sąmoningi, kurie analizuoja save, analizuoja savo jausmus, ieško atsakymų, kodėl, iš kur atsiranda pas vaiką toks elgesys. Bet netgi ir tie, kurie domimės ir savimi, savo emocijom ir vaikais, dažnai atsiduriam tokiose situacijose, kur nematom, nesuprantam, net pažįstam. Tai aš tikiuosi, kad mūsų šitas projektas bus toks paprastas, prieinamas ir padės jum sustiprinti tarpusavio ryšį su vaikais. Toks pagrindinis mūsų siekis. Ir tame mes matom labai didelę prasmę, nes gavom nemažai atsiliepimų, tas paskaitas pirmasias, kurias įrašėme ir patalpinome YouTube vaikų ugdymas kanale. Tėčiai ir mamos džiaugiasi, dėkojo, nes surado savo atsakymus, kaip išgyventi karantino metu, kai namai buvo tapę mokykla, darželiu, ofisu ir dar daug įvairių kitų funkcijų atliko. Ir ne vienai šeimai tai kėlė nemažai iššūkių. Ir kas dabar vyksta, kodėl mes apie tai kalbam? Ogi todėl, kad pasaulis labai greitai keičiasi. Technologijos eina į priekį, mūsų kasdieniniam gyvenime atsirado dirbtinis intelektas, kuriuo mes sėkmingai naudojamės, bet apie tai irgi galėsim padaryti atskirą pašnekesį ir atskirą diskusiją. Labai gerai, mes galim surasti labai geros ir savo naudingos informacijos, bet kartais mane nustebina tėvelių pasakymai, kad aš pasiskaičiau, dirbtinis intelektas liepia tokias frazes, būtent taip apkabinti vaiką, būtent tą sakyti, kai jis būna apimtas stiprių jausmų. Ir pirmus kartus, kai išgirsdavau tokius tėvų teiginius, manydavau, kad jie mane tikrina. Bet dabar suprantu, kad tai yra realybė ir man visada kyla klausimas, kur dingsta mūsų vidinė intuicija, kaip mes turim prieiti prie vaiko, kada jį apkabinti, kaip jį nuraminti, kodėl mes ją prarandam ir kodėl mes kaip tėvai nebepasitikim savim, o patikim sprendimo priėmimą, sakykim, dirbtiniam intelektui ar kitiem, kas mum patarinėja. Netgi ir į mūsų kanale esančią informaciją žiūrėkit kritiškai, pasiimkit tik tai, kas padės jums sustiprinti jūsų tarpusavio santykį ir kasdienybę padaryti ramesnę.
Pažiūrėkit, kur yra viso to pavojus. Jeigu aš perskaičiau, kad aš turiu kūdikį laikyti ant dešinės rankos ir maitinti tik taip ir ne kitaip laikant, o gal vaikui yra visai kitaip patogiau, o gal jam nepatogu, o gal ir man kaip mama yra nepatogu, gal aš taip žiūriu, kaip man geriau, kaip geriau vaikui ir mes kuriam tarpusavio ryšį. Mes prarandam pasitikėjimą savim. Tiek visuomenėje informacija yra prieinama, bet pasitikėjimas tarp žmonių dingsta ir mes jaučiamės vienišesni. Kaip ir tėvai, viską darom dėl vaikų. Kalbamės, norim, kad jiem būtų geriau, bet kaip daugelis iš mūsų sako, bet vis tiek vaikas nelaimingas ir aš jau nebežinau, ką daryti. Tai aš labai tikiuosi, kad čia gauta informacija jūs pasinaudosit ramiai, be streso, tose kasdieninėse situacijose ir sustiprinsit savo vidinį stuburą ir būsit labiau pasitikintis savim, pasitikintis savo vidinę intuiciją ir stebėsit vaikus, kaip geriau vaikui ir kaip geriau jum ir susikursit tą vidinę ramybę. O ta sparti kaita, jinai tikrai dideliais tempais eina į priekį, bet mūsų smegenys, jos ir lankščios, bet kartu ir nelankščios. Ir jos nesugeba taip greitai pasikeisti ir mes patiriam didelę vidinę įtampą. Ir kartais mus tai išmuša mūsų tą pasitikėjimą, pagrindą po kojų ir jaučiamės neužtikrinti. Ir mums reikia tos bendruomenės, kur galėtumėm reflektuoti patirtis, kur galėtumėm diskutuoti ir kur jaustumėm, kad aš ne vienas čia esu. Ir norėčiau tokius akcentus sudėlioti. Tikriausia, planuodami vaikus, tėtis ir mama, galvojom, diskutavom, ar mes tikrai pasiruošę, ar tikrai mums pavyks užauginti laimingą, savimi pasitikinti žmogų, kuris galėtų pilnavertiškai, savarankiškai gyventi laimingą gyvenimą, realizuoti save. Ir priėmėm atsakingą sprendimą prieš susilaukdami vaikų, mes visam gyvenimui vienas su kitu, vyras ir moteris, esam susieti. Ir nesvarbu, kaip toliau mūsų santykiai plėtosis, bet visam likusiam gyvenimui mes būsime to gimusio kūdikio tėvais. Ir tai yra tokia didelė atsakomybė padėti užaugti laimingam žmogui su savo mąstymu, su savo požiūriu, su savo vidiniais resursais. Ir kiekvienas turėtumėm prieš tai pamastyti, ar tikrai aš esu tiek sąmoningas, emociškai raštingas, bet žinot, visokių būna situacijų, ne visada mes ten pagalvojam ir net negalim numatyti tų iššūkių, kurie mūsų laukia, o gyvenimas jis nėra lengvas. Reikia atlaikyti darbo iššūkius, reikia atlaikyti vairias iškylančias darbe problemas ir kai grįžti namo, būni pavargęs ir atrodo, taigi viską aš čia vaikui darau ir pamatai, kad kažką vaikas ne taip padarė ir dažnu atveju pakeli balsą ir ne visada randi jėgų pastebėti jo pastangas, ką jis daro gerai, nes tiesiog pritrūksta vidinių resursų. O tie jausmai, tos emocijos, su kuriomis yra sunku išbūti, jos yra 5 kartus stipresnės nei tos teigiamos. Ir jeigu pamatai, kad vaikas kažką netaip daro, mes iškart emocijų vedami, visą tą norėdami gero, bet pasirenkam ne pačius geriausius būdus ir turim namuose chaosą, įtampą ir atrodo, nežinau, ką daryti, bet nebegaliu išbūti šalia savo vaikų. Tai nelaukit ir neužtęskit tų situacijų, jeigu pastebit, kad kažkaip su tuo tarpusavio santykiu yra blogai, kad man yra sunku išbūti tame, tai pradėkit analizuoti, iš kur visa tai kyla. Ir dažnu atveju mes turim tokį galvoje mitą, kad vaikai sujungia du žmonės. Bet moksliniai tyrimai rodo atvirkščiai. Mes esam užaugę tėtis ir mama skirtingose šeimose, kur buvo skirtingos kultūros, skirtingos elgesio ribos ir abu norim
vaikui pačio geriausio. Ir požiūriai gali skirtis. Ir dažnu atveju vaikai tampa pačia pagrindinė konfliktų, tarpusavio barnių ir nesutarimų priežastimi. Ir šitą mes turim suvokti, kad konfliktai jie yra neišvengiami, jie bus, bet ko reikia išmokti greitai iš tų konfliktinių situacijų išeiti. Iš kitos pusės vaikai neišryškina mūsų ar kaip ir pačių konfliktų, jeigu mes būtumėm brandus, kiekvienas savyje, atpažintumėm savo jausmus, būtumėm įsisąmoninę ir žinotumėm, kaip automatiškai savo padėti pozityviais būdais, tai vaikai mums nekeltų tiek daug įtampos. Bet dažnu atveju tai atskleidžia mūsų suaugusiųjų nebrandumą, emocinį nebrandumą. Bet kurgi mes tėvai, mesgi turim viską žinoti, o dar savo tėvystę norim įtvirtinti vaikų pasiekimais, vaikų rezultatais. Ir tada dažnu atveju vaikas nekalba lietuviškai, bet mes vaiką užrašom į anglų kalbos būrelį, kad galėtumėm pasididžiuoti, kad mano vaikas jau kalba angliškai. Tai apie įvairius tokius dalykus, kurie iš tikrųjų kokią vertę kuria. Kokią prasmę, ar jie iš tikrųjų yra tvarūs, jeigu mes pasižiūrėtumėm, ką tai duos vaikui toj ilgesniai perspektyvoje, po 20 metų. Kaip visa tai atsilieps, kaip mūsų tarpusavio santykis su vaiku atsilieps vaikui. Ir pirmiausia, jeigu mes norim tą sukurti ramybę, tai du suaugę žmonės, tėtis ir mama, ir jeigu yra išplėstinė šeima, seneliai, močiutės ir kažkuria tai prasme mokytojai atlieka tėvų kompensacinę funkciją, tai ir mes turim sugebėti tarpusavyje pagarbiai kalbėtis. Mokytojai su vaikais pagarbiai apie šeimą, o tėvai ir šeimos nariai pagarbiai apie mokytoją. Lygiai taip pat, kaip tėtis ir mama vienas kitam rodo pagarbą, vaikai mokosi tarpusavio santykių stebėdami mus, suaugusiuosius. Tai ką norim pasakyti ir kokią šiandien žinutę, kad vaikai nėra mūsų nuosavybė. Jie yra atskiri asmenys, tik tam tikrą laiką nuo gimimo iki, sakykime, 5 metų vaikai be mūsų, be suaugusiųjų ir toliau iki paauglystės gali išgyventi, bet be suaugusiųjų pagalbos kūdikis tikrai neišgyventų. Ir jie yra nuo mūsų priklausomi. Ir kokį tą santykį mes sukuriam, daugumoje atvejų priklauso nuo mūsų vidinės asmeninės brandos. Ir tą brandą mes, bendraudami su kitais, ugdom, stiprinam save. Vieniem užteks išgirsti mūsų diskusijos, pašnekesio ir jūs labai greitai pagausit, atpažinsit save ir pradėsit keisti savo veiksmus, žodžius. Užtenka vieno mažiausio judesio. Kitaip atreaguoti vyro ar žmonos pasakymą, kitaip atreaguoti į vaiką ir jau pradeda keistis visa nusistovėjusi šeimos tarpusavio santykių piramidė. Ir pokyčiai, kaip aš dažnai sakau konsultacijų metu, jie vyksta ramiai, lėtai, bet mes turim žinoti, kuria linkme mes einam, ko mes siekiam. Ir mes ne taip fragmentuotai, bet labai sistemingai dirbam šitoj srity, reaguojant į tėvelių atneštas temas ir iškylančius sunkumus, sukūrėm vieną iš žaidimų, kuris pavadintas labai žaismingai, kad vaikus įtrauktų Zosės veiksmų žodžiai. Daug yra įvairiausių kortelių apie tai, apie daiktavardžius. Mes matydami tai, kad trūksta kortelių apie veiksmažodžius, sukūrėm Zosės veiksmų žodžių korteles, kurios yra labai žaismingos, kuriuose esantis paveikslėliai įtraukia vaikus. Ir tokiu būdu kartu šeimoje žaidžiant, jūs galite ne tik įvesti vaikus į raidžių pasaulį,
parodyti, kaip raides sujungti į skiemenį, paversti tai žaidybiniu procesu, bet kartu kurti ir tarpusavio ryšį, kas yra labai svarbu. Mes galim išmokinti vaiką skaityti ir pritaikydami kažkokias neigiamas pasekmes, bet pagalvokim po daugelio metų, ar tai padės vaikui pamilti raidę, žodį, knygą, skaitimą. Bet jeigu mes sukursim mokymosi tokią aplinką ir tą patį mokymosi veiksmą kaip malonų žaidybinį procesą, tai taps vaikam smagia veikla, smagių užsiėmimų. Ir dažnai girdžiu, tėčiai, mamos žaidžiam su savo vaikais. Ir net nepagalvojom kokį ryklių žaidimą. Ir pavyzdžiui, vaikas įkanda ten tėčiui ar mamai, kai kanda lyg ir nieko mumsgi neskauda. Mes nusijuokiam ir toliau tęsiam tą žaidimą, tėtis kanda vaikui, vaikas tėčiui, visiems smagu, vaikas nueina į darželį, toliau ir su bendramžiais žaidžia tą patį žaidimą. Bet kai jau įkanda bendramžiui, tai jau visi tada pradeda į jį žiūrėti kreivai ir rodyti nepasitenkinimą, kad toks veiksmas yra netinkamas, tada vaikas nieko nesupranta. Su tėčiu tai taip galima žaisti, o kodėl su bendramžiais negalima žaisti. Tai visada, kai tą smagų laiką turit su vaikais, jeigu tik pastebit, kad pradeda vaikam formuotis netinkami elgesio įpročiai, jūs tai turit stabdyti. Kuo ilgiau vaikas tai kartos, tuo tai pereis prie automatinių įpročių ir jeigu tai yra netinkamas veiksmas kitoje aplinkoje, tiek vaikas, tiek jūs turėsite daug rūpesčių. Kai ir žaidžiat, pagalvokit, kad tas žaidimas būtų prasmingas. Kaip tai sukurti, kaip tai padaryti, kad vaikui būtų nauda ir kaip visada nepameskit šito klausimo, kad tai būtų tvaru, kad ką tai duos vaikui ilgalaikiai perspektyvai, kaip tai jam atsilieps. Ir taip pat kitas yra žaidimas, kuris nemažiau svarbus, aš sakyčiau, juos abu kartu galima žaisti. Yra paruoštos atpažink emocijas, emocijų kortelės, kuriuose sudėtos 14 kortelių, kurios įvardina emocijas. Ir ten žodžių emocijų pavadinimai yra suskiemenuoti, vaikai galės mokytis skaityti arba bent raides pažinti. Ir kitos kortelės kiekvienai emocijai yra pridėta po 4 veiksmų korteles, kurias piešia patys vaikai. Ir šis žaidimas padės tiek atpažinti emocijas, tiek į automatinius veiksmus, kuriuos vaikas atlieka apimtas stiprių emocijų. Tas ir yra pagrindinis tikslas, kad vaikai gilintų savęs pažinimą, atpažindami emocijas ir atpažindami automatinius veiksmus, ką jie daro automatiškai, kai būna apimti stiprių emocijų. Visus šiuos žaidimus ir mūsų knygas jūs galite rasti mūsų elektroniniai parduotuviai puslapyje, kurio nuorodą rasit paskaitos pabaigoje. Taip pat rudeniop jūs norėsim pakviesti į užsiėmimus ir taip pat jūs ir dabar galite įsigyti virtualias paskaitas Laimingi tėvai, laimingi vaikai. Ir tas pirmas paskaitų kursas yra skirtas būtent elgesio ribų nustatymui, kaip nustatyti tinkamo elgesio ribas vaikam, kaip susitarti su vaikais, kaip stiprinti tarpusavio ryšį. Tai yra pats bazinis kursas, bazinė informacija, kuris susideda iš 4 paskaitų. Po kiekvienos paskaitos jūs rasite namų darbą, o rudenį rugsėjo 9 ir rugsėjo 16, kurie būsit per vasarą peržiūrėję šitą kursą, mes susijungsim į atvejų aptarimus. Taip pat reaguodami į tėvelių išsakytą poreikį, planuojame su kolegomis organizuoti šeimų savaitgalį, kurį numatome rengti rugpjūčio 1, 2 ir 3 dienomis. Jis vyks Plungės rajone. Labai džiaugiuosi, kad galim jūs pakviesti į pozityvios tėvystės laboratoriją,
mano gimtiniai Plungėje, Varkalių kaime, kur yra didelė erdvė, yra prūdas, yra pieva, yra tinklinis, kamuoliai, laužavietė. Pirmoji dienos pusėje vaikai žais su edukatoriais, o tėveliai tarpusavyje diskutuos, kalbėsis, mokinsis. Po pietų yra bendras šeimų laikas, kurio metu ir aš būsiu ir dalyvausiu, kur mes veiksim kartu, kūrybinės veiklos, ne paskaitos, gyvensim gyvenimą kartu, vieni iš kitų mokinsimės. Pirma diena bus košmaras, nusiteikit, nes naujoje aplinkoje, kur jūs tarpusavio santykio su vaikais nenuslėpsit, vaikai atskleidžia savo dominuojančius charakterio bruožus ir pirmą dieną bus sunkiausiai išbūti. Bet paskui, antrą, trečią dieną, kai jau ir vaikai ir jūs apsiprantat su aplinka, apsiprantat vieni su kitais, tikrai surasit savo naudingų atsakymų. O tie, kurie auginat vyresnius vaikus, tai kviečiu į prasmingas stovyklas, kurios jau vyksta daugiau nei 15 metų, ten pat Plungės rajone. Ir pirmoji stovykla numatoma Liepos 7 dieną, 5 dienas iki penktadienio, kuri skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikam, o kita stovykla jaunuoliam, paaugliam, bet gali vienas kitas ir jaunesnis vaikas prisijungti, bus Liepos 21 iki Liepos 25. Tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad tos stovyklos kuria pridėtinę vertę kiekvieno vaiko gyvenime. Turim tokių vaikų, kurie atvažiuoja kelinti metai iš eilės. Ir, kaip aš sakau, tos pasėtos sėklos, jos sudygsta lėtai. Kaip viena mamytė labai gražiai pasakė, prieš 5 metus jie buvo stovykloje, visa šeima, sako, Sigita, tos sėklos, kurios buvo pasėtos stovykloje, jos mūsų šeimoje sudygo ir tvirtai įleido šaknis. Kad dabar mes turim su vaiku tokį stiprų ryšį, aš kaip mama jaučiuosi užtikrinta ir vyras kaip tėtis, ir mūsų santykis sustiprėjo ir mes jaučiam, kokią dovaną mes padovanojam savo vaikam, kaip jie gali išsiugdyti tokius bruožus, charakterį ir susikurti vidinę ramybę, kaip pas mus šeimoje, namuose yra ramu, kiekvienas yra išgirstas, bet tai padaryti ne visiems mums išeina savaime, automatiškai. Dažnai susiduriam su įvairiausiais iššūkiais ir sunkumais. Ir ką aš noriu palinkėti mums visiems ir per tuos pašnekesius, jeigu turit kažkokių klausimų, jūs galit mums parašyti info@ugdykim.lt arba temas galite atsiųsti, arba pasiūlyti įdomų pašnekovą, arba gal žinot įdomią šeimą, kuri būtų kaip pavyzdys mums visiems. Ir mes tikrai nuvažiuotume, pakalbintume, paimtume interviu. Ir aš pati turiu tokių šeimų, kurias noriu pakalbinti ir aš manau, kad jos sutiks, nes jų gyvenimo būdas, taip kaip jie bendrauja su savo vaikais, kaip vaikai jaučiasi šalia jų, aš manau, kiekvieną iš mūsų įkvėps tos vidinės motyvacijos būti geresniais tėvais. Bet čia ne apie tai, kad mes, kiekvienas tėtis ir mama, ar nebūtinai gali būti mes biologiniai tėvai, ar nebūtinai gal ir biologiniai esam tėvai. Jeigu mes būnam prie vaiko, mes atliekam tą rūpintojo funkciją ir kiekvienas mes darom tai, ką galim geriausiai. Taip kaip mums išeina, kiekvienas mes turim savo istorijas, savo vaikystės išgyvenimus. Mes nesam kaip baltas lapas. Mes ateinam į tėvystę, motinystę su savo patirtimis. Ir mūsų tikslas šiame projekte yra dalintis pavyzdžiais, dalintis sprendimais ir neprimesti jum nuomonės. Praplėsti jūsų akiratį ir jūsų veiksmų pasirinkimo galimybės ir supratimą,
kaip jūsų žodžiai, tie kasdieniniai žodžiai, veiksmai paveikia vaiką. Ir mūsų tikslas, kad tas jūsų pokytis, kurį jūs pasirinksit, priklauso nuo jūsų. Sprendimą priimat jūs. Ir tik mes kiekvienas nusprendžiam, kokie žodžiai išeina iš mūsų lūpų. Ir lygiai taip pat ir su mintimis. Jeigu yra negatyvios mintis, jeigu aš suprantu, kad tai man trukdo, kad nuo tų minčių širdis pradeda kalatotis greičiau, tai aš turiu galimybę mokyti sustabdyti neigiamas mintis ir pradėti galvoje varinėti teigiamas mintis. Galiu užsiimti minčių higieną, emocinę higieną, bet kartais man reikia suprasti, kaip tai mane veikia ir kaip tai gali pakeisti mano gyvenimo kokybę. Tai aš tikiu, kad mes matysimės, kad mūsų kuriama paskaita, diskusija, interviu įrašyti bus tie jum pagalbininkai ir sukurs jūsų šeimoms pridėtinę vertę, nes jūs surasite pozityvius sprendimus tiek savo, tiek vaikam. Tai laukite, tęsim tradicijas ir susimatysim. Tikiuosi, kad mums pavyks susimatyti kiekvieną savaitę ir galėsim toliau ieškoti kitų bendradarbiavimo formų. Mes tame matom didelę vertę, nes santykis tarp tėčio, mamos, vaiko ar mokytojų ir vaikų, visa ta informacija ir mokytojams tinka, nes jūs daug laiko praleidžiat su vaikais ir kuriat taip pat ryšį. Jis yra kitoks nei tėčio ir mamos, bet nemažiau vertingas. Ir kai kurie mokytojai ir mūsų gyvenime yra palikę labai žymų pėdsaką ir manau, kad ne vienam suteikia drąsos, vilties būti geriausiu darbuotoju, geriausia mama ar tėčiu. Tai šiandien būtų tiek. Tikiuosi, kad jūs nenuobodžiavot ir iki kito susitikimo.